Sveiki visi. Taigi daugelis dabar iš mūsų turbūt treniruojasi namuose, todėl nes karantinas yra uždraustos visi dalykai, nedirba sporto salės. Todėl aš šio video pasistengsiu jums parodyti pratimų, kaip atlikti nugarą namuose. Klausit, kodėl aš su kepurė, turbūt 100% komentuosite visą kitą, dėl ko aš su kepurė, todėl nes kirpyklos nedirba, aš apžėlęs ir nenoriu rodytis visas pražylęs ir baisus. Žodžiu, nesmė. Važiuojam su pratimais pirmin. Visko, ko jums reikės, tai tiesiog rankšluosčių, kad neskaudėtų rankų ir nepritrintumėt mazolių. O daugiau kaip ir nieko. Taigi visi turbūt žinot, kad prisitraukimai svarbiausia. Užsidedat ant durų ir darot. Hop. Kiekvienas namuose, manau, turite duris. Tad pirmas pratimas prisitraukimai. Antras pratimas bus rankšluostį kiek įmanoma ištempėt, gulatės ant žemės, atsilenkėt ir traukėt. Taigi trečiam pratimui jums tereiks kėdės, daugiau nieko. Pasiėmat kėdę, pasilenkėt ir darot nugarą. Hop. Su viena ranka, nes su dviem kėdėm nelabai jaučiu, bus patogu. Padarot, apkeičiat ranką, su kita ranka. O sekančių pratimų reikia tik tai gumos. Pasiėmat gumą, pradžiai parodysiu, pasiėmat gumą šitaip, rankos alkūnės aukščiau ir atlenkėt, užlaikot, lėtai atleidžiat. Gaunasi nugaroj toks efektas. Lėtai atleidžiat ir hop. Penktas pratimas. Atsisėdat, uždedat gumą ant priešingos kojos ir traukiat. Toliau vėl priešinga koja, priešinga ranka. Taigi šeštas pratimas. Užsidedat ant abiejų kojų gumą, pasilenkėt ir traukiat tik štangą. Užlaikot viršui. Šoną parodysim, kaip viskas dirba. Hop. Pasilenkėt ir hop, nugarai. Užlaikot viršui, atleidžiat. O šis pratimas bus žmonėms, kurie turi namuose bent kažkokių svarelių. Pasiėmat svoriukus, pasilenkėt. Su užlaikymu. Taigi, kaip matėt, pratimų įvairovė tikrai nėra labai didelė, tačiau namuose progresuoti jums tikrai padės, kol atsidarys visi sporto klubai ir baigsis karantinas. Tikiuosi jums patiko šis video, spauskit like, prenumeruokit mano kanalą ir aš kursiu daugiau visokių video, kurie padės jums tobulėti namuose. Ačiū ir iki kito mano video.